Sveiki sugrįžę į tiesioginį TV3 eterį. Simona Morkūnaitė Rubavičienė kartu su Danijos vaikų teisų specialistų delegacija kaip tik tą dieną turėjo lankyti mergaitę. Ir tikriausiai tai ir išprovokavo skubius antstolės veiksmus, nes tas visas reikalas būtų įgijęs tarptautinį skambesį. Jūs jau žiūrėjot su Danų vaikų teisės apsaugos specialistais, žiūrėjot šitą video jau per televizorių. Taip. Kaip reagavo civilizuotos šalies vaiko teisų apsaugos specialistai? Trumpai tariant, jie buvo šokiruoti ir nesuprato, kas čia vyksta. Jie totaliai nesuprato, kaip tai yra galima būtų įgyvendinti teismo sprendimą tokiu būdu. Ir jie tikrai nepateisino jokių priemonių įgyvendinant šį teismo sprendimą. Tos, kurios buvo panaudotos. Ką jie matė, būtent gegužės 17 dieną. Jie taip pat, kiek aš žinau, verkė ponas Janas Vimas, verkė ir kovo 23 dieną, žiūrėdamas tai internetu. Kiek jisai man sakė. O kaip jie tai padaro? Jo ašaras tą dieną aš mačiau pati. Jis prašė tiesiog sustabdyti, nutraukti, nes tai yra nesuprantama jokiamis. Jis bandė pateisinti Lietuvą. Galiu pasakyti, Lietuva bandė pateisinant lyginant 22 metų amžių su asmens amžiumi, sako, tai yra pakankamas, tačiau kaip valstybė tai yra akivaizdu, kad mes esame dar pradantys žengti žingsnius ir vaiko teisų apsaugos šioje situacijoje tikrai nebuvo. Nebuvo to asmens, kuris užtikrino vaiko teisų apsaugą. Nebuvo nei vieno asmens, kuris užtikrino vaiko teisų apsaugą. Nei kovo 23. Įvertinant tik tai, kad buvo vaiko teisų specialistė, kurie, kiek žinau ir aš minėjau, kad jinai buvo pakankamai kritiškai vertinta pačios vaiko teisų kontrolierės. Tai jiems buvo nesuvokiama. Taip pat noriu pasakyti, kad būtent po kovo 23 įvykių, balandžio 25 dieną, jie nusprendė, tai buvo sudaryta jų komisija, kurie nusprendė kreiptis į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, į vaiko teisų kontrolierius instituciją, į vaiko teisų Kauno miesto ir Kauno rajono skyrių, taip pat į būtent vyriausybės atstovą Andrių Kubilių, į būtent Seimo pirmininkę Ireną Degutienę. Ko jie nori paprašyti? Taip, tai buvo dėl tarptautinio bendradarbiavimo užtikrinant vaiko teises ir interesus ir buvo pirminis sakinys, tai šiuo metu būtent dėl vykdomų veiksmų prieš Deimantę Kedytę. Žinoma, tai buvo viskas kalbama daugiau apie vaiko teises, niekas nebuvo akcentuojama apie bylą, kadangi mes neturėjome ir jie neturėjo jokių konkrečių detalių ir jie nekvestionavo to klausimo apie kažkurios tai bylos. Ar tai apie vaiko perdavimo dėl gyvenamosios vietos nustatymo, ar tai dėl faktų tų, kurie yra susijęs su pedofilijos byla. Su kokiam valstybėm jie sulygino mus? Na, pirmiausia, tai buvo su Rusija. Prisiminė su tuo, atsiprašau, gal su mūsų sovietiniu priklausomybė. Na ir praktiškai jie nelygino jau su niekuo, nes jie buvo pašiurpę. Jie nežino tokios valstybės, kurioje būtų vykdomi netokie veiksmai.